Dekoratorius, manau, kad yra turbūt vienas svarbiausių asmenų planuojant vestuves, kadangi būtent jisai sukuria tą koncepciją bendrą harmoningą visumą, kuri prasideda turbūt nuo to, kai svečias gauna kvietimą ir paskui tas pačias detalės atranda jisai jau atėjęs į šventę, kurios atsikartoja galbūt svečių vardų kortelėse, svečių dovanėlėse. Tai vat, jisai kuria tą visą bendrą visumą, kad jinai būtų harmoninga, kiekviena detalė atsikartojanti ir kad nebūtų chaoso. Labai svarbus yra bendravimas būtent su ta pora, kad atskleisti jų pomėgius tam tikrus. Galbūt ta tematika gali virsti su detalėmis susijusiamis pagal jų hobį, gal pagal kelionės, dar kažką. Tai tiesiog labai plačiai, bet jau vis daugiau porų turi kažkokią tai viziją. Pasižiūrėję internete tikriausiai, kaip sakant, pasiieškojo platybėse ar kitose šventėse dalyvavę, tai paprastai jau turi kažkokią tai, ar bent jau gėlę kokią norėtų matyti. Ir žinoma, labai viskas priklauso nuo to, kokioje vietoje vyks, nes vienas dekoras galimas viloje prabangioje, o kitas dekoras kažkur tai miškuose esančioje sodyboje. Pagrindinė naujovė, tai turime štai gyvų gėlių paveikslą, kuris gali būti kaip dovana jauniesiems, gali būti naudojamas prie desertų stalo, taip pat įeinant galbūt į kažkokią tai vilą ar restoraną iš abiejų šonų. Jie gali būti įvairaus dydžio, įvairių formų ir lieka žinoma ta dovana jauniesiems. Taip pat gali būti fotosienelė panaudota. Klasika visada jinai buvo madinga ir vis dar išlieka, tai galvom, kad mažės dar labiau to vintažo, kuris jau po truputėlį pradeda nusibosti. Galvojom, kad šiemet buvo Maršala pati populiariausia spalva ryški bordo, tai taip galvojam ir nušviečiam ir bandom savo stende pristatyti, manome, kad kitais metais jau turėtų pereiti link pastelinių, švelnių, romantiškų spalvų. Žavi bendravimas su žmonėm, žavi tas geras jausmas, kurti grožį, meilės, kaip sakant, meilė ore. Ir bendravimas ir to, kada rezultatų būna patenkinti jaunieji ir svečiams taip pat būna wow. Kartais visai paprasti dalykai, bet jeigu jie yra harmoningai, smulkmeniškai išgalvoti ir padaryti, tai stebinantis ir malonus būna.